Gužiai, pažiūrėkit, ką turiu. Nugvelbiau truputėlį azoto suboksido iš odontologo kabineto. Buvo taip nerealu. Aš tiesiog pačipau jį ir varau. Jis sako, tipo, ką jūs darot? O aš nutoliau, žmogau, viskas tvarkoje. Aš odontologas, man reikės pasinaudoti šituo daiktu. Įsivaizduojate, kiek šitas mėšlas vertas gatvėje? Maždaug 1000 žalių. O dieve, turi jį grąžinti, supratai? Mėšlas. Negalime sau leisti papulti cypę už azoto suboksido vagystę. Gerai, taigi dauguma mūsų mano, kad mes turėtume pasilikti azoto suboksidą, o jį pardavę galėtume sumokėti už visą kelionę ir išgelbėti keistą laukinę gamtą. Giliai širdyje Cheryl galvoja taip pat. Taigi vienbalsiai, taip ir padarysim, mums pavyks. Ačiū Cheryl, puiku. I wandered today to the hills, Maggie, to see the scene below. The creek and Jūs nesijaučiate kažkaip keistai. Nagi, kaip mes jaučiamės? Kaip man skauda galva. Šitas azoto suboksido balionas tuščias. Tikrai? Šitaip nuplaukė tas $1000, kuriuos mes ruošimės uždirbti. Mums galas.